tikrų sirgalių, kurie turi gerklytes ir gali išrėkti daug. Ir padaryti daug triukšmo. Tai aš tikiuosi, kad pasvaly tokių sirgalių bus. Bus? O, jau matau, kad bus. Labai gerai. Tai klausykit, ateikim čia, ateikim arčiau. Taip. Dabar žinokit, yra tokia taisyklė, kad kuo arčiau busit, tuo daugiau garso bus. Taip, kad žinokit, kviečiam mylėjai sudaryti čia pirmose eilėse. Kas galvojat, kad turit stipriausią balsą, tai prašom čia. Darysim choriuką darysim. Ar kas lankėt chorą? Nieko nesupratau, bet turbūt kažkas taip, jo? Taip. Na tai tuomet ant kalno mūrai. Neblogai? O dabar 3 milijonai. Yeah. Oh yeah. Neblogai. Na, aš manau, kad gerklytės jau paruoštos, jo? Labai gerai. Kągi, tai jeigu gerklytės paruošiam, tai tada žinokit, dabar jau sąlygos nesikeičia, visiems miestam vienodos. Reikia ką daryti? Ne. Rėkt mes visi galim garsiai. Skanduot. Reik skanduot. Teisingai pilietė, reik skanduot. Prisimenat ar skanduoti, reik parepetuot? Nu, parepetuojam. Ir ryžtas, kažkas ir kažkur ir kažkaip ten buvo. Ne, žinokit, taip nepraeis. Gerai, kartoju. Tikslas, ryžtas ir galia, Lietuva, mes už tave. Tikslas, ryžtas ir galia, Lietuva, mes už tave. Gerai, Tomai, tu pasiruošęs? Alkotesterį jungt? Aha. Nu, pavarysit? Ir! Tikslas, ryžtas ir galia, Lietuva, mes už tave. 103,5. Žinokit, ne pats geriausias rezultatas. Aš manau, kad jūs galite daugiau, žinokit. Atsikrenčiam. Įkvėpiam orą. Gerai. Čia, žinokit, yra tikrai daug čaižių, garsių balsų, aš girdžiu. Manau, kad turėtumėt pasiekti gerų rezultatų. Ir! Tikslas, ryžtas ir galia, Lietuva, mes už tave. Aha, kiek buvo? 3-4. Tas pats. Tai nėra blogai. Pasiplojam savo vis tiek. Apšylam, pailsim. Atpalaiduojam gerklytės. Tai nori dar pabandyti, ar viskas? Manot, sugebėsit geriau dar? Nu gerai. 103,5. Na, bet kokiu atveju, žinokit, jūs stengiatės, aš girdėjau. Ten gale, ten slebizavoja biški, ten matau vienas, ten vyriškis. Nu, bet ką padarysi. Šiaip visi stengiatės, ačiū, žinokit, jūs buvot nuostabus. Dabar aš dar labai noriu, žinokit, kad jūs paplotumėt visiems šitiem žaidėjam iš Pasvalio, kurie šiandien varė kamuolį. Pasvalio gatvėmis. Jie prisidėjo prie 3 milijonų rinktinės. Ar jūs prisidėjot prie 3 milijonų rinktinės? Labai gerai, todėl kad šiais metais, žinokit, Lietuvai tikrai reikės kiekvieno iš esančių sirgalių, todėl kad sakoma, kad sirgalius yra 6. žaidėjas aikštelėje. Na kągi, o dabar
Aš dar noriu visus paagituoti, kad žinokit, jūs būtinai turite įsigyti šitas maikutes. Ne vien tik todėl, kad jos yra gražios, o jos yra tikrai labai gražios, bet dar ir todėl, kad žinokit, kai mes rugpjūtį, rugsėjį čia švęsim didžiausią pasaulio šventę, tai aš įsivaizduoju, kad būtų labai gražu, kad pilnos gatvės būtų tokių maikučių ir kad visi svečiai, kurie atvažiuoja ir nori sirgti už savo komandas, kad jie išsigastų mūsų ir tiesiog kaip peliukai pašluota būtų. Sutinkat su manim? Tai vat, tai galite padaryti prie mūsų kemperio arba iki parduotuviai. Neužmirškit to. Na, o dabar aš noriu pakviesti Henriką, nuostabų vokalistą, įstabaus balso savininką, kuris atliks kiek kitokį, pristatys pats krepšinio himną. Taip, čia šitas himnas, kurį aš dabar padainuosiu jums, yra dovana Pasvaliui, dovana Lietuvai iš Izraelio. Grupės Raganiai, jeigu jūs kas nors dar atsimenat jos. Jie kurį laiką Pasvalyje grojo. Taigi, kada aš jų paklausiu, už ką jūs sirgsit per Europos čempionatą? Aišku, sako, už Lietuvą. Taigi, jūsų dėmesį krepšinio himnas iš Izraelio. Nuo Nerijos kranto iki Drūkšių, nuo Biržų girios lig Dzūkijos miškų, pamiršęs vargus, negalias ir skausmus, vien pergalės trokšta žmogus išdidus. Rinktinė tai tauta, o tauta tai jėga. Ji kaip kalnas aukšta, ji kaip mūrai tvirta. Mums visada krenta net iš baudų, mums laimės pakanka, tik būtų jėgų. Rinktinė ne tik pavieniai vardai, rinktinė tai kumštis suspastas skirtai. Rinktinė tai tauta, o tauta tai jėga. Ji kaip kalnas aukšta, ji kaip mūrai tvirta. Rinktinė tai tauta, o tauta tai jėga. Ji kaip kalnas aukšta, ji kaip mūrai tvirta. Rinktinė tai tauta, o tauta tai jėga. Ji kaip kalnas aukšta, ji kaip mūrai tvirta. Na, o dabar atiduodu mikrofoną. Nuostabu, ačiū, aplodismentai. Būt vienam geriausių ir įspūdingiausių vokalistų šiam krašte. Na, o dabar karavanas, jau žinokit, keliaus toliau ir žygis šiandien baigsis iki parduotuvėje, kur mes užmigdysim kamuolį ir jeigu kas norėsit, dar galėsit jį užmesti akį. Ir aš tiesiog dar labai noriu paprašyti vieną dalyką, kad jūs paplotumėte tiem žmonėm, kurie organizuoja visą šitą žygį, kamuolio žygį per Lietuvą, kurie keliauja kartu, jie vairuoja automobilius, jie stengiasi, kad viskas pavyktų sėkmingai, jie organizuoja, kur mums miegoti, kur mums gyventi, ką valgyti, organizuoja, kad tie žaidėjai būtų savo vietoj, kad jie lauktų kamuolio, kad jie perimtų ir įvarytų. Tai yra tikrai, patikėkit, sunkus darbas ir jie tai daro jau antrą mėnesį. Tai aš labai norėčiau, kad jūs paplotumėte tiem žmonėm. Kas nors, pavajokit.
Tai vat, o dabar žinokit, kamuoliukas keliauja toliau, keliauja iki parduotuvę. Kas norit keliauti kartu, palydėkit mūsų, atsisveikint, užmigdyti, sudainuoti lopšinę mūsų kamuoliui, tautos kamuoliui. O mes varom už! Tai mes ir varom. O jūs tikiuosi su mumis.